Sveiki, brangus estai bičiuliai. Šiandien kviečiu Jūs į pokalbį su Ramūnu Aušrotu. Sveiki. Ramūnas yra sveikatos teisės specialistas, vykdęs vieną iš STI COVID finansų tyrimų krypčių. Ir šiandien mes pristatome paskutinę iš jo tyrimo dalių apie tai, kaip buvo skiepijama Lietuva nuo COVID-o, kokie galimi pažeidimai ir kaina mūsų visuomeniai. Ramūnai, priminkite, prašau, nuo ko prasidėjo vakcinacijos visa politika Lietuvoje, kas priėmė su vakcinacija susijusius sprendimus ir kas juos įvykdė? Na tai reikia turbūt pasakyti, kad kai jau COVID-as užklupo, tai pradžiai visų šalių vyriausybės spontaniškai bandė reaguoti, reikėjo greit surasti išeičių, reikėjo greitai pirkti testus, kaukės, kitas priemonės. Ir buvo tokia kova dėl resursų vyko. O jau kai vakcinacija prasidėjo, tai jau buvome gyvenę vienerius metus su COVID-u ir vakcinacija jau buvo ruošiamasi. Tai čia turbūt toks vienas esminis skirtumų. Vienas, kai tu staigiai patenki į situaciją, kai nežinai ką daryti, ir kiti jau kažką tai daro, ar ne, tai tu puolė panašiai daryti, nes galvojau, kad tai yra teisinga. Tai yra vienaip vertintinas dalykas. Kitas dalykas, kai jau turi laiko pagalvoti ir nuspręsti, ką tu darysi. Ir kalbant apie vakcinaciją nuo COVID, jinai prasidėjo kaip kalėdinė dovana, 20 metų kalėdų 2 dieną visoje Europoje prasidėjo. Lietuvai buvo atgabentos pirmas vakcinos ir pradėti medikai skiepyti. Simbolinis laikas. Tai šitas žingsnis buvo planuojamas. Jis buvo planuojamas mūsų tuometinės vyriausybės, Skvernelio vyriausybės. Ir buvo planuojamas taip pat Europoje. Ir planavimas vyko visą vasarą, o rudenį ES vyriausybės turėjo patvirtinti sprendimą, kuris buvo priimtas Briuselio koridoriuose, kad gal mes nekonkuruojame dėl tų resursų, gal perkame kartu ir perkame centralizuoti. 20 metų rugsėjo mėnesį vyko vyriausybės posėdis ir buvo priimtas sprendimas, kad Lietuva pirks. Jis jau buvo pritarta iš esmės jau anksčiau, bet formaliai reikėjo pritarti ir vyriausybėje. Buvo pritarta, kad vakcinos bus perkamos centralizuoti. Atrodė, kad, kaip sakant, tai yra teisinga, nes nebus taip, kad kas pirmasis, tas gudresnis atėjo, nusipirko visas vakcinas, o kitai šaliai neliko. Tai bandė tokį lygiavą ES įvesti, užmiršdama vieną labai paprastą dalyką. Kad tas, kas pirmasis, kas gudresnis, yra susijęs su konkurencija. Ir konkurencijos viena savybė yra labai paprasta. Konkurencijos vienas iš tikslų, pozityviai žiūrint, yra mažinti kainą. Ir taip, sakykime, kai prekių paklausa yra didelė, o pasiūla maža, natūralu, kad kaina yra didelė. Tai gali būti, kad mes pradžioje būtume, jeigu nebūtų centralizuoto pirkimo, vakcinas būtume pirkę brangiai. Bet kai į rinką būtų, nes pardavėjas nori parduoti, ir jis, jeigu būtų patiekęs jų daugiau, pagaminęs jų daugiau ir patiekęs, natūraliai kaina būtų pradėjusi kristi žemyn. Ir mes būtume vėliau pirkę vakcinas už tikrai racionalią kainą, arba jei būtume jų nepirkę, jeigu nebūtume norėję. O dabar kas nutiko? Mes dar tada, kai jų nebuvo, užfiksavom jau kainą, kuri nesikeitė per visą vakcinacijos laikotarpį ir nesikeičia ir dabar. Tai iš esmės, tai čia yra idealios sąlygos bet kokiam verslininkui. Sukurti sąlygas, kad netgi ir taip sąlygos buvo sukurtos, kad net nekonkuruoti tarpusavį, nes buvo
visi, kurie norėjo į tą pardavimo traukinį visos farmacijos kompanijos iššoko su savo produktais ir iš visų buvo įsipareigota pirkti tiek, kiek pateiks. Nu tai ta prasme, tai ir fiksuota kaina. Tai šiuo aspektu tai buvo padarytas geras iš tikrųjų biznis. Ir mano galva, čia šitoje vietoje buvo pasinaudota tokiu elementariu banaliu dalyku kaip žmogaus baimė. Ir baimę galime pasinaudoti ne tik žemam lygmenį, bet buvo pasinaudota netgi, sakykime, Europos valstybių vyriausybių lygmenyje buvo šitą baimę pasinaudoti. Tai 20 metų rugsėjo mėnesį vyriausybės sprendimo nusprendžia pirkti centralizuotai, neįsivertindama, ką tai reiškia. Ir antras dalykas, turėjo nemažą tokią manevro laisvę. Europos Sąjunga pasiūlė dėl tos Tado Blindos lygiavos vardan, pasiūlė, reiškia, dalintis pagamintas vakcinas vienodai. Ką reiškia vienodai? Kaip čia nušit kaip vienodai? Na tai tada daliname kiekvienai valstybei pagal jos gyventojų skaičių. Ir tai vadinamasis pro rata kriterijus, proporcingai gyventojų skaičių. Ir pagal Lietuvos gyventojų skaičių tenkant Europos Sąjungos gyventojų skaičiui, Lietuvai teko 0,62% vakcinų, kas nieko nesako, bet išvertus į vakcinų kiekio reikšmę, tai būtų 28 milijonai per 2 metus. Ir klausimas, jau ta pati pirmoji vyriausybė sudarė 8 išankstinio pirkimo sutartis tuo pačiu metu, ar ne? Tai klausimas, ar tikrai mums tiek vakcinų reikėjo. Sutarties sąlygų mes nežinom, nes turbūt visuomenė pasipiktintų žinodama tas sutarties sąlygas ir tai yra slepiama po komercinės sutarties grifu. Beje, reiktų pasakyti tuo tikslu, kad būtų galima taip, ne be konkurencijos, be viešųjų pirkimo organizavimo. Dar reikėtų pasakyti tokį aspektą, kad normaliai, pavyzdžiui, tikime taip, viešoje erdvėje visuomenė yra, reiškia, ta konkurencija pasireiškia ar ne to principo patiekia ir dėl pirkėjo tu konkuruoji. Kai valstybė perka, kad ta konkurencija būtų, yra nustatyta viešų pirkimo procedūra, kur irgi pateikiami keli pasiūlymai ir išsirenkamas valstybė išsirenka geriausią. Tai šitoje vietoje Europos Sąjunga net sustabdė savo teisės aktų galiojimą, kad būtų galima pirkti ne be konkurencijos. Tai klausimas, kam tai yra. Dabar akivaizdžiai mes matom, kad tai yra nenaudinga. Klausimas keltinas, ar tada vyriausybė galėjo suprasti, kad tai nėra naudinga. Aš manau, kad taip. Čia vienas momentas. Tai antras momentas, turėjau mažą manevro laisvę. Galėjau pasirinkti, taikyti pro ratą kriterijų, arba pasakyti, mes perkam pagal savo nustatytą poreikį. Ir mūsų vyriausybė nusprendė viskai pirkti pagal pro ratą kriterijų. Tiek pagal mūsų gyventojų skaičių. Ir koks čia yra skirtumas? Tai jeigu jis yra pro ratą principas taikomas, tai yra fiksuota. Kiek gyventojų pagal tai paskaičiuos ir tiek ir patieks. Pagal poreikį reiškia, kad jūs patys pasakykite, kiek jums reikia. Ir tada tu sprendi įsivertinę, ar ne, pasižiūri, ne? Mes turime, kiek mes norime paskiepyti, kokią grupę, ne? Ir pasižiūrime, kokia yra, pavyzdžiui, rezistencija. O Lietuvoje tradiciškai pažymi pakankamai didelę vakcinacijos rezistenciją. Tai pažiūri, per kiek laiko mes galėtume paskiepyti, ar ne? Ir tada galvojame, ar ne, ar tikrai mums reikia visus paskiepyti, arba reikia tik dalį ir taip toliau. Ir ką padaro Skvernelio vyriausybė? Jinai pasirenka tą pro ratą kriterijų, taip pat pasirenka, kad paskiepys ne mažiau kaip 70% gyventojų. Ir
sutinka su tuo, kad gali vakcinų patiekta ir daugiau, negu reikia tam 70% paskiepinti. Ir jinai taip pagal sutartį taip ir išeina, kad tam, kad 70% paskiepyti, nereikia 28 milijonų. Tai jinai sutinka su daugiau principų. Ta dalyką padaro sąmoningai. Ir va tada klausimas, šita visa tvarka liudija apie tai, kad 20 metų rudenį vyriausybė suplanavo ir nusprendė dėl masinės vakcinacijos. Visuotinės gyventojų, kad skiepys visus. Aišku, tas visus yra sąlyginis dalykas, nes, visus tai ir kūdikiai yra, tai kūdikių nepaskiepysi. Ne? Tai skiepia tik nuo 5 metų. Ta riba žemina nuo 18, 14, 12, 7, 5 riba nuo traukia, bet nuo kūdikių tikrai neskiepia. Ir klausimas yra, tai yra ir persirengusių žmonių. Juos irgi kaip ir nereikia skiepyti, nes jie turi natūralų imunitetą dėl persirgimo. Tai negalėjo būti 100%, tai 70% ta nustatyta riba, kuri, manau, buvo nustatyta todėl, kad buvo hipotetiškai iškelta prieda, kad 60% pasiskiepijusių sukurs vadinamąjį populiacinį imunitetą. Kad jis gali būti kuriamas 2 būdais. Natūralių persirgimų ir imunoprofilacija. Ir kad yra rezistencija, šitie 2 faktoriai iš tikrųjų mažina tą skiepimo apimtį. Į tą, man atrodo, buvo mažai atsižvelgta. Tai suma sumarum 20 metų rudenį priimamas sprendimas paskiepyti 20%. Ir kokiamis priemonėmis, Ramūnai, buvo pasiektas tas išsikeltas tikslas 70% visuomenės pasiskiepijusios nuo COVID-o? Tai matai, Skvernelio vyriausybė priėmė tą sprendimą. Koks jos būtų buvęs planas, kaip tą dalyką padaryti, mes nežinome. Ar jis būtų toks pat, kaip 20 metų spalį į valdžią atėjusios Šimonytės? Klausimas. Mes negalim atsakyti taip arba ne. Ar jis būtų buvęs humaniškesnis, ar jis būtų buvęs liberalesnis, aš nežinau. Bet faktas yra kaip blynas. 60% yra įsipareigojimas, pagal tai užsakyta vakcinų. Ir dabar klausimas yra labai paprastas, negi tu jas išmesi. Tai yra, sakyčiau, didelė tikimybė, kad vakcinacija būtų buvusi tokia pati. Gal kartais, hipotetizuoju, galbūt kartais nebūtume turėję galimybių pasų. Galbūt. Bet, sakykime, netiesioginio spaudimo priemonių, manau, tikrai būtume turėję. Ir, sakykime, finansinių paskatų tam tikrų irgi medikams spausti arba įtakoti žmonių apsisprendimą skiepytis, taip pat būtume turėję, socialinės kampanijas dėl skiepimo būtume turėję, užsipuolimus socialiniuose tinkluose, netiesiogiai, sakykime, vykdomus vyriausybės šalininkų palaikytojų taip pat būtume turėję. Bet mes negalim, būtų gerai nusikelti į paralelinę visatą ir pažiūrėti, kaip būtų buvę, jeigu būtų kita vyriausybė. Bet mes žinom, kaip buvo, Ramūnai. Taip, bet mes žinom, kaip buvo. Ir dabar atėjusi nauja vyriausybė, jinai turi šitą planą 60% paskiepimo įgyvendinti. Tai, sakykime, atsakomybę dėl tos vakcinacijos politikos dalinasi abidvi vyriausybės. Tikėjai, sakykime, jeigu ta pirmoji Skvernelio vyriausybė, galima sakyti, kad turi tam tikrą, gali šiek tiek teisintis, kad jinai nežinojo, kaip ta vakcina suveiks, koks bus sergamumas, ne?
buvo daugiau apimta baimės, sakykime taip, tai viso šito jau nebuvo prie Šimonytės vyriausybės. Jinai jau žinojo, kaip procesai vyksta, taip pat jau prasidėjus vakcinacija nuo COVID. Aiškiai žinojo, ar vakcina, kuria skiepijama, jinai užkerta kelią viruso plitimui, pati vakcinacija kaip tokia transmisija, ar neužkerta. Labai aiškiai, kai buvo užregistruotos vakcinos, charakteristikoje nebuvo informacijos apie tyrimus, kad pasivakcinuosi ir nebeužkrėsi. O kaip mums buvo teigiama? Vienas iš pagrindinių, sakykime, vakcinacijos politikos elementų buvo pasakymas, kad pasiskiepyk, kad neužkrėstų. Nors realiai, sakykime, vakcinacijos efektas yra toksai, kad jinai veikia tau. Tu pasiskiepy, tu susimažini savo riziką susirgti sunkia forma arba numirti. Ir tą tyrimą ir patvirtina. Tu prisiimi vakcinos riziką, šitą riziką vakcinacijos, norėdamas išvengti savo didesnės rizikos. Bet kalbėti apie tai, kad tu tokiu būdu gelbėjai visuomenę, ar ne? Tai buvo iš tikrųjų informacinis blefas. Ir tas buvo žinoma. Ir netgi, sakykime, 21 metų sausio mėnesį yra interviu su vaistų kontrolės tarnybos vadovu, kuris buvo Lietuvos atstovas toj komisijoje, kuri rengė sutartis su vakcinų gamintojais. Ir tada juodant balto sako, nėra duomenų apie tai, kad vakcinacija užkerta kelią transmisijai. Ta žinutė liko taip paraštėse. Ir jos neišgirdo. Nei vyriausybė, nei kita žiniasklaida, sakykime, neišgirdo, neištiražavo. O buvo tiražuojama visai kitas aspektas. Tai va, o dėjom truputį į kraštą. Gal grįžkime prie garsiojo galimybių paso, ar ne? Kaip galvojat, Ramūnai, ar tokios spaudimo ir skatinimo priemonės, kaip aš ir įvardinu tą pasą, nesikerta su medicinos etikoje ir teisėje įtvirtintų laisvo informuoto sutikimo principų iš esmės? Tai be abejo, kad kertasi. Tai čia kiekvienam medikui yra akivaizdu, etinė prasme, ir kiekvienam sveikatos teisės specialistui yra akivaizdu. Tik jie tylėjo šito klausimu, nes yra laisvo informuoto sutikimo elementai. Aš analogiją išvešiu. Spausti moterį darytis abortą, įtakoti jos sprendimą. Arba spausti moterį, kad jinai pakeistų savo sprendimus, tai kam nepatinka. Spausti moterį, kad jinai nedarytų aborto. Ir tiek vienu, tiek kitu atveju žmonės pasipiktintų, nes tai yra asmens valios įtakojimas. Tai yra to asmens sprendimas. Ir yra elementai, pacientų teisių įstatyme yra 4 laisvo informuoto sutikimo elementai. Vienas iš jų yra laisva valia. Ir laisva valia, ir tai reiškia laisva valia. Bet kokios priemonės, kurios tiesioginės, netiesioginės, kurios suparaližuoja valią arba ją iškreipia, yra neteisėtos. Jos naikina tą laisvą informuotą sutikimą. Aišku, kaip sveikatos teisės specialistas galiu pasakyti, kad praktikoje labai dažnai tas informuotas sutikimas jis nėra toks, koks turėtų būti. Nes pati koncepcija laisvo informuoto sutrikimo yra tokia, kad jinai primena tokią situaciją, kad žmogus, kaip koks teisėjas, turi užsidaryti savo teisėjo kambarėlėje, vidinėje savo sąžinėje ir įvertinęs objektyves medicinės aplinkybės priims sprendimą, kad man naudingiau skiepytis negu nesiskiepyti. Vienas kitas galbūt tą dalyką ir padaro.
aš taip padariau, ar ne? Bet dauguma žmonių visgi sprendimą sveikatos priežiūrai priima neįvertina objektyvias medicinines patirtis, bet priima dėl įvairių socialinių priežasčių. Taip. Ne? Ir tas socialinės priežastis galima modeliuoti arba jomis manipuliuoti. Ne? Geri vaikai nelanko savo tėvų. Tai kas čia yra? Čia yra socialinės manipuliacijos priemonė. Taip. Ne tai, kad ar ne, geri vaikai pasiskiepina, kad apsaugotų savo sveikatą, ar ne, ir rūpinasi savo tėvų saugumu, ar ne. Bet ne apie riziką ar naudą kalbame, bet kalbame apie socialinės manipuliavimo priemonės. Tai tikrai laisvo informuoto sutikimo principas, jisai buvo, liko tik tais, sakykime, tik tokia fikcija, vakcinacijos visame procese. Ir kas dar yra įdomiau, tikrai vyriausybė ir ministerija tikrai suprato, jie tikrai žino, kas yra laisvas informuotas sutikimas. Ir ką jie padaro? Jie vakcinacijos proceso eigoje, jie pakeičia laisvo informuoto sutikimo taisyklės taikomas vakcinacijai. Kokiu būdu? Čia toks turbūt bus ekskursas, bet jis yra įdomus ir gal klausytojams bus įdomu išgirsti šitą dalyką. Kai atsirado pacientų teisių įstatymus, atsirado ir paciento sutikimo principas, tai yra normalus. Ne? Na va, reiškia, ir logika yra tokia. Aš kaip medikas tave pirmiausia informuoju, o tu sutinki. Taip. Tai pirmiausia yra arklys, o po to vežimas. Taip turi būti. Toks yra procesas. Na va. Ir daugumo atveju tai yra teisinga. Bet kartais yra tokios gyvenimiškos praktinės situacijos, kad tai neveikia. Ir atsirado tokių situacijų. Pavyzdžiui, žmogus iškviečia greitąją pagalbą, o jam medikas sako, tu pirmiau pasirašyk, o mes paskui tave vešim. Žmogus jau čia su viešpačiu šnekasi, o jam kiša popierių pasirašyti. Tai tokia situacija yra visiškai nelogiška. Ne? Arba gatvėje taip pat. Avarija vyksta, atkviečia, mes, žinot, kol jūs nepasirašysit, negalime, žmogus gal net nemato, dėl ko pasirašyti nesupranta. Ar ne? Tai tokios situacijos yra neobjektyvios. Tai yra vadinamosios, reiškia, tos išimtinės situacijos, kada negalioja informuoto sutikimo principas. Kada pirmiau yra svarbu gelbėti gyvybę, o po to tuos popierius forminti. Ir įstatymas tada buvo pataisytas, įvedant sutikimą konkludentiniais veiksmais arba elgesiu, kuris yra aprašytas buvo pacientų teisių įstatymui. Kad jeigu, pavyzdžiui, tokia situacijoje, kai iškviečiama greitoji pagalba, arba pacientas kreipiasi į ligoninę pas gydytoją dėl apžiūros arba dėl konsultacijos, tai tu jam nekiši popieriaus, jo elgesys byloje, kad jis nori, kad būtų vežamas į ligoninę, jo elgesys byloje, kad jisai nori, jog jam būtų suteikta konsultacija arba jis būtų apžiūrėtas. Va. Nes čia nėra susijęs su kažkokia tai didelė rizika ar panašiai. Tai vadinasi, šitoje vietoje yra procesas apsukamas. Yra vežimas statomas prieš arklį, bet tai yra pateisinama. Tai šitą pačią schemą jie pritaikė vakcinacijai. Ir kai diegi vakcinacijos visą mechanizmą, jie pakeitė pacientų teisių įstatymą ir įrašė, kad vakcinacijos nuo ekstremalių situacijų atveju ir karantino atveju netaikomas iš esmės šita laisvo informuoto sutikimo logika. Ir galima statyti vežimą prieš arklį. Taip tariant, aš galiu tave paskiepyti, o po to tau, jeigu norėsi, mes tau visą informacijos teiksim, ten yra kažkur tai pakabinti. Bet mes šitoje vietoje turėjome dalyką ne su paprasta apžiūra ir ne su gyvybės gelbėjimu. Tas žmogus tenais nemirė tam vakcinacijos centre, kad reikėtų gyvybę gelbėti. Mes turėjome situaciją, normalią klinikinę situaciją, kur yra sprendimas klinikinis, yra rizika, yra nauda ir žmogus turi įvertinti rizikos naudos santykį. Ir nebuvo to skubumo, kad iš čia negali įvertinti. Ir nebuvo poreikio iškreipti tą laisvą informuotų sutikimą. Bet tai buvo padaryta tam, kad būtų galima
greitai ir efektyviai, reiškia, tą vykdyti masinės informacijos, vakcinacijos politiką, nes įsivaizduoju, ką reiškia per ribotą laiko tarpą 70% populiacijos paskiepyti. Tai čia toks krūvis ir tokie tempai. Lietuvos sveikatos sistema niekad tokio iššūkio savo užsibrėžusi neturėjo. Nes paprastai tai vyksta nuosekliai, ar ne, aiškiai vaikų vakcinacija, profilaktinė, tai ten tam tikras populiacijos dalis tik tais. Nuo gripo senyvų žmonių vakcinacija irgi vyksta periodiškai tam tikrimis dalimis, bet ne visos visuomenės vakcinacija. Tai kiek, Ramūnai, mums visiems kainavo pačios vakcinos ir vakcinacijos skatinimas? Na, tikslių duomenų mes iki galo neturim ir neturėsim, nes kol nebus tos sutartys yra atskleistos. Galim tik skaičius pasakyti, 28 milijonai vakcinų pagal sutartys. Sutartys tebegalioja, jos nėra nutrauktos, jos nėra pakeistos, aiškiai tai yra. Yra vidutinė vakcinos kaina, žinoma, man atrodo, apie 15 eurų pagal sutartį. Dabar kiek mes tam išleidom, tai irgi kaštai nesimatuoja tiek pačios vakcinos kaina ir jos administravimo, ar ne? Bet kaštai matuosi taip pat ir jos įsisavinimo skatinimu per galimybių pasą, kuris irgi kainavo, jo sukūrimas, įdiegimas, jo kontrolė ir taip toliau, kainuoja per visokius priedus, priemokas medikams, kad jie skatintų skiepytis, kainuoja per socialinės informacijos kampanijas. Tai tas kaštų apimtis yra platesnė. Negalim kalbėti tik apie vakciną ir kiek reikia ją suleisti, kiek tas darbas pats kainuoja. O kalbant, sakykime, siaurąja prasme, tai mes žinom, kad ministerija informavo mus, kad per tą laikotarpį buvo Lietuvos gyventojams suleista nuo vakcinacijos pradžios iki praeitų metų spalio mėnesį buvo suleista 4,5 milijonų vakcinų. Iš 28. 28, taip. Ir buvo taip pat išleista virš 122 tūkstančių euriukų tam, kad sumokėti medikams iš tos paslaugos teikimą. 160 milijonų išleista už toms vadinamosioms vienkartinėms 100 eurų išmokoms, kad žmonės ateitų skiepytis. Tai čia tokios stambesnės galbūt dar, ne? O tų smulkesnių turbūt buvo ir daugiau. Ir sukalkuliuoti turbūt jų visų nesukalkuliuosi, nes yra tik tiesioginės, tiek ir tos netiesioginės išlaidos, kurios buvo skirtos. Bet turbūt ne pinigai čia yra svarbiausia. Pinigai labiau turbūt yra ta energija ir tas laikas, kurį valstybė iššvaistė, kurį būtų buvę galima investuoti į sveikatos biosistemos tobulinimą arba kitų valstybė naudingų dalykų atlikimą. Energija buvo visa koncentruota, būtent visos valstybės energija, valdžios energija buvo koncentruota tam. Tai ką mes visgi darysim su tom likusiam virš 20 milijonų nepanaudotų vakcinų? Na, tai man tas klausimas kyla, tai kodėl negalima drąsiai atsistoti ir pasakyti, kad mes, norim tas sutartėlės, nemokėsim pagal tas sutartėlės. Lenkai tą ir padarė. Jie pasakė, kad jiems tiek nereikės ir jie nesutinka. Aš negirdėjau tokios, būtų bent žinutė iš mūsų vyriausybės, kad mes bandysime eiti, kalbėti, derėtis, sakyti, kad ne, mums tos sąlygos nebetinka. Aš to negirdėjau. Gal tikrai tų galimybių nėra, aš nežinau, nes sutartį turi matyti, bet tu bent jau pasakyk, kad tu turi tokią nuostatą tą dalyką daryti, ne?
vardan Lietuvos gyventojų interesų, vardan Lietuvos biudžeto, ar ne, saugojimo ir taupymo, tu pasakyk, kad tu tą dalyką darysi. Ne, aš negirdžiu. Aš girdžiu, pasakymą, aš girdžiu tokią politiką, atsivešim, tai paukosim tam. Ir, žinai, jau per tą visą laiką 1,15 milijonų paaukota tai tarptautiniai programai, Afrikai, kaip sakant, apsikeitimo. Dar milijonas paaukotas pagal individualius susitarimus, ar ten Kazachija, ar dar kažkam, ar neprisiminus tų valstybių trečio pasaulio. Ir dar 1 milijoną ketinama paaukoti. Na ir kažkaip keistai vyriausybė nusistačiusi yra tokią ribą, kad ir dalį teks turbūt utilizuoti. Nepasakė, kiek utilizuota, bet pasakė, kad iki 15%. Su prierašu, kad iki 15% utilizavimas vakcinų tai yra normali praktika pagal PSO duomenis. Tai 15% iš 20 milijonų, tai yra labai mažas. Iš 15%, sakykime, nuo 28 užsakytų milijonų, sakykime taip, mes turbūt apie 8 gavome praeitų metų spalio mėnesio duomenimis, gavome 8, reiškia 1,19 milijonų utilizuoti. Daugykit tai iš 15 eurų. Tai čia yra normalus kiekis. Aš taip pasakysiu. Dar prieš Šimonytės vyriausybę Veryga bandė tvarkyti tą imunizavimo sistemą, nes jau su kitais skiepimais būdavo bėda, kad vakcinų nesisavina ir patiria valstybė nuostolių. Tik sistema buvo truputėlį kitokia. Ta prasme, kad įstaiga turi savo pirminė sveikatos priežiūros įstaiga, neturi pacientų skaičių, žino, kiek yra pas juos prisiregistravę nėščių mamų, kiek kūdikių, kiek vaikų, kiek senolių, pasiskaičiuoja vakcinų kiekį, užsako, nuperka per viešuosius pirkimus ir duoda tą įstaigą. Ir jinai atsakinga už jų įsisavinimą. Ir jeigu jinai užsisako per daug, klausimas, tada kas už tai turi sumokėti, ar tai turi būti valstybė biudžeto nuostolis ar kaip. Ir Veryga kadangi buvo labai daug, ta prasme, perteklinio užsakymo ir nesunaudojimo, jis padarė tvarką. Prasme, kad įstaigos turi poreikio nustatymo tvarka, įstaigos ir atsiskaitimo tvarka, ir jeigu įstaiga neprotingai planuoja, per daug užsisako, ir tas vakcinas tenka utilizuoti, būkit malonus, gražinkite biudžetui nuostolį. Tokiu būtų disciplinuodamas, norėdamas disciplinuoti, kad per daug vakcinų neužsisakytų. Tai dabar su šita COVID vakcinacija šita tvarka negalioja, nes buvo sukirta atskira. Ir ta prasme, valstybė šitoje vietoje užsisakė daugiau negu reikia ir savo tokios atsakomybės gražinti į biudžetą, jeigu per daug užsisakė ir tenka išmesti, neprisimė. O dar moka pinigėlis iš biudžeto už tai, kad tos perteklinės užsakytos vakcinos būtų utilizuojamos, nes tu jas negali šiaip jau išmesti į gatvę, o utilizavimas yra ne bet koks, jos turi būti deginamos aukštoje temperatūroje, nes tai yra vėl papildomi kaštai, ar ne? Tai yra vėl papildomi kaštai. Tai, truputėlį, sakyčiau, juokinga. Tai va. Va tokios stotelės. Pati Lietuvos valdžia sutiko savo susikurti spąstus, į tuos spąstus įėjo ir paskui tuose spąstuose nustatinėjo savo elgesio taisyklės. Galima imti ir gailėti, kad taip, bet visgi, jeigu mes kalbame apie politikus, apie specialistus, jie turi prisimti atsakomybę. Taip gali padaryti netinkamą sprendimą, imtis korekcinių veiksmų. Bet kam įsikandus trūks plyš tą planą, kuris po truputį tau tampa akivaizdu, kad tas planas jis yra ir tu jo ir neįvykdysi lengvai,
Ir aiškėjant, kad populiacija kita forma įgyja imunitetą ir kad tiek nebereikia, vis tiek tą planą vykdyti, stumti, aš to tikrai negaliu. Tokios, sakykime, valdžios rezistencijos, nes yra vakcinacijos rezistencija, kai visuomenė nenori skiepytis, bet čia yra valdžios rezistencija netaikyti tos vakcinacijos politikos, kuri nepasiteisina. Aš šitos rezistencijos irgi nesuprantu. Ačiū labai Ramūnai už pokalbį, už skirtą laiką. Aš tikiu, kad mes kalbamės ne paskutinį kartą. Tad tariu iki. Iki, ačiū.